Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Sveiki gyvi, mėly Extra FM radijos stoties klausytojai, beigi mūsų žiūrovai YouTube, Facebook platformose arba extrafm.lt interneto svetainėje. Dainius Radzevičius prie mikrofono. Tradiciškai penktadienio rytą kalbamės su vienu iš mūsų svečių. Dažniausiai turime vieną svečią ir vieną temą, pakankamai svarbią, kad savaitgalį galėtume užbaigti savaitės mintis, susikaupti ir pasižiūrėti, kas vyksta vieno ar kitos srityje. Šiandieną mūsų svečias Lietuvos žurnalistas, kuris jau ne vienerius metus, dabar taip reikėtų turbūt sakyti, reziduoja Ukrainoje. Kol vyksta karas, iš karto nuo jo didžiojo karo pradžios jis ten išvyko. Eldoradas Butrimas su mumis. Sveikas gyvas, Eldoradai. Sveiki. Eldoradai, mes kalbamės lapkričio 29 dieną. Ši diena ypatinga dar ir dėl kito dalyko, gal pats net neužfiksavai. Prieš 25 metus mirė mūsų kolega žurnalistas Vytautas Gedgaudas, išeivijos žurnalistas, kuris gyveno, dirbo, kūrė įvairiose šalyse, daugiausiai Jungtinėse valstijose. Leidinys Dirva yra jo redaktoriavimo kūdikis. Bet jis dar garsus ir tuo, kad tarnavo Prancūzijos legione. Antro pasaulinio karo metais padėjo prancūzams kovoti prieš fašistus Afrikoje, būdamas žvalgu, taigi žurnalistas su įvairia patirtimi. O tu, Eldoradai, esi šių metų premijos laureatas, vis dar nesam to viską įteikę, man atrodo, dar likęs medalės Vilniuje. Mielai tai padarysim, kai tik grįšim. Tai šiandien, Eldoradai, norim pakalbėti apie Ukrainą ir ukrainiečius, apie jų lyderius, apie karius, apie žmonės ir tema labai paprasta. Kaip sekasi, kaip iš šono atrodo sekasi kariškiams ginti tėvynę, apie ką kalba ir ko tikisi žmonės ir ką žada, kuo viliasi kitiems ar šiems metams kažką geresnio padaryti politikai, politiniai lyderiai Ukrainos. Ir pats žinau, kad dabar esi netoli matyti svarbiausių įvykių, bet dabar Ukrainoje viskas yra kare ir aš noriu pradėti nuo politinių lyderių, nuo žmonių, apie kurias daug šneka ir čia yra daug priežasčių. Ponas Trumpas, jo išrinkimas ir atėjimas po jau labai greitai, čia ir poros mėnesių nebeliko į valdžią, pono Baideno sprendimai leisti ukrainiečiams smūgiuoti ginklais toliašaudžiais į Rusijos teritoriją. Vladimiro Zelenskio kalbos apie tai, kad 25 metai gali būti galbūt ir karo pabaiga. Nekalba dabar kartais, ar tai bus taika, ar tai bus pergalė, ar bus kažkas. Kiti politikai daug visko kalba ir aš, Eldoradai, tavęs paklausiu, gal mes iš Lietuvos girdim vienai politinių lyderių kalbas, bet galbūt Ukrainoje kitaip girdisi. Ir kas tau labiausiai girdisi iš politikų lūpų, pirmiausia Ukrainos, vėliau aptarsim ir kitų. Iš Ukrainos lyderių, kas girdisi Rados politikų, pono Zelenskio. Ukraina yra specifinė situacija, nes čia yra prezidentinė šalis. Čia prezidentas dabartinis turi absoliučią valdžią, sprendimai parlamento ir ministrų yra praktiškai nereikšmingi. Ypač tai akcentuoja opozicijos atstovai Seime, tačiau kadangi prezidento partija turi visišką daugumą, reiškia, bet kokius prezidento siūlymus, sprendimus jie priima ir ignoruoja visiškai opoziciją, su jo nieko nederina ir prezidentas, galima sakyti, net savo partiją ignoruoja irgi nederina, tik nuleidžia kokį sprendimą ir jie turi tai patvirtinti. Nes tai yra tokia visgi partija, visiškai atsitiktiniai žmonės yra, tai partija be jokių tradicijų ir patikėjo prezidentu, kad jis atėjo Zelenskis žadėdamas, kad nutrauks karą su Rusija. Ir dabar nesenai opozicija irgi tai primena jam, kad jisai žadėjo, jo pagrindinis šūkis buvo. Kad aš nutrauksiu karą. Karą, kuris nuo Krymo aneksijos okupacijos nuo to laiko, tai yra prieš 10 metų iš esmės prasidėjęs. Nuo 14 metų yra. Opozicijos nuomonė čia išgirsti nėra lengva, būna dažniau čia internetiniuose pasisakymuose galima girdėti, yra tikros internetinės televizijos, o šiaip anksčiau Ukrainoje čia praktiškai visos didžiosios televizijos ir buvo oligarchų rankose, buvo tokie keli televizijos konglomeratai, tačiau prasidėjus karui visas tas televizijas apjungė prezidentas, kaip sakant, prezidento nurodomi, jos apsijungė ir vadinasi visuomeniniai televizija, jos vadinasi maratonas toks. Apjungė ir oligarchai visumoje yra su tuo susitaikę, nes kadangi karo metu galioja įvairūs įstatymai, kurie, pavyzdžiui, jeigu įrodo, kad kokia įmonė, firma turi ryšių ar prekiavo su Rusija ar dar ką nors, gali lengvai uždaryti tada.
Tada uždaro ir tada gali ten tęstis 5 metus ar ką nors bylinėjimas, čia praktiškai bus bankrotas. Tada oligarchai nenorėdami turėti problemų, yra susitaikę, visos televizijos yra apjungtos į tą maratoną tokį ir oligarchams tai irgi nieko nekainuoja, nes vyriausybė skiria biudžetą tenais, kiekviena laida yra įkainuota kažkiek, tai jie gauna, reiškia, nieko nekainuoja ir jie susitaikė, kad tai yra visgi tenais yra tai televizijai ruošiamos laidos ir visos kanalos rodomos yra vienodai. Kiekvieną vakarą prezidentas pasisako, prezidentas jau 3 metus kiekvieną vakarą kartodavo, kad viskas yra gerai, mes atsimsim kiekvieną metrą, viskas gerai, tik nesenai, gal prieš savaitę, prezidentas pirmą kartą pripažino, kad yra problemos kariuomenėje. Pripažino, kad yra problemos ir net pasakė tokį žodį, kad nebijokim, reikia apie tai atvirai kalbėti. Ir ketvirtadienį, pavyzdžiui, irgi čia visuomeninė televizija ir radijas ir jie pasikviečia politikus ir diskutuoja. Taip diskusija buvo labai aštri, nes vedantieji priminė, sako, pats prezidentas, sako, paragino kalbėti atvirai, nebijoti jokių problemų. Tai tenais jau buvo proga opozicijos atstovams keliams išsakyti viską. O kas tas viskas, Eldoradai, gal patikslink, nes mes Lietuvoje čia irgi YouTube bandom gabaliukais pamatyti, paklausyti, ką kalba iš Ukrainos jų politikai ir net tie, kurie toliau nuo politikos, ten ponas Arestovičius arba kiti, bet ką opozicijos žmonės, ypač šitam naujausiam pokalbį išsakė, kas yra, sakykime, aštriausios mintys, kurios svarbios, turbūt, kalbant apie būsimus politinius sprendimus, taikos, pergalės ar kapituliacijos, dar nežinau, bet apie tai mes turbūt kalbam. Aš, aišku, ne tą žodį pasakiau viskas, bet daug ką pasakė. Opozicijos, pavyzdžiui, politikų nuomonė, kad šitas Zelenskio pasiūlytas taikos planas, jis yra visiškai, čia nėra jokio taikos plano, čia yra ištiestas delnas, vakarams duokit mums lėšų ir jūs vakarai laimėkit mūsų karą su Rusija. Tas pergalės planas tu turi galvoje, tas taikos brūkšnelis pergalės arba atvirkščiai. Taip, pergalės planas, jo, taip, sakant, jie taip formuluoja, kad prašo, kad NATO jūs laimėkit tą karą su Rusija, nes patys ukrainiečiai tame plane nieko nėra, ką galėtų daugiau padaryti, ką Ukraina galėtų įsipareigoti padaryti, nes mobilizacijos, kaip sakant, mobilizacija yra visiškai sužlugusi. Pavyzdžiui, valdantieji, ir kad ir toj radijo laidoj, valdančiosios partijos atstovas, jisai kaltina iškart, čia kaip ir visi, pats Zelenskis ir jau visi, tam, kaip sakant, partijos atstovai, dėl šitos dabartinės situacijos, kad ukrainiečiai yra kalti vakarai, nes vėluoja su ginklais, mažai ginklų duoda ir taip toliau. Tačiau opozicijos atstovai sako, nėra taip, sako. Sako, pažiūrėkit, sako, ką kariškiai sako apie karą, kad mūšį gali laimėti artilerija, jeigu daugiau, bet visą karą laimi pėstininkai. Logiška. Taip, nes yra, kaip sakant, yra šturmo padalinys, eina, jis atkovoja 100 ar 200 metrų, už jų nugaros eina pėstininkai, jie rausia apkasus ir jie turi sulaikyti teritoriją. Paskui šturmas vėl eina prieki vėl ir jie turi. Tačiau Ukrainos kariuomenė nėra pėstininkai. Trūksta karių. Kalbi su kariškiais, ten į radiją, aš pats asmeniškai kalbu, sako, ką, sako, pas mane kuopoj, sako, turi būti 150 žmonių, yra 30 žmonių, oficialiai yra 150, bet dalis yra, dauguma yra sužeisti, gydosi ligoninėse, kiti dar net ir žuvę nėra išbraukti ir taip toliau, o tų, kurie gali eiti į mūšį, yra mažai, nes mes negaunam, mobilizacija yra visiškai sužlugusi, čia daug yra priežasčių. Kitas dalykas. Čia pakalbėsim apie priežastis vėliau kariškių, bet ar aš teisingai suprantu, kad politiniai oponentai kaltina prezidentą, kad ir mobilizacija nepavykus, kaip ir jo čia lygtai kaltė būtų. Taip. O kodėl jo kaltė? Ar čia tai reiškia, nes tas sužlugimą pas mus įvairių priežasčių sako. Vieni sako, nenori kovoti dėl to, kiti dėl ano, treti, kad nelabai pasitikė apskritai tą sistemą mobilizacijos, nelabai pasitikė, kad, reiškiasi, visiems vienodai galios mobilizacija ir paklius ir turtingieji ir biednieji, taip sakant. Ar aš teisingai suprantu, kad šita tema neišnykus yra? Alio, ar girdi, Eldoradai? Ne, Taip, kažkas buvo biškiai užstrigę. Taip, Eldoradai, tai normalu, pats esi Ukrainoje. Ar, Eldoradai, teisingai suprantu, kad prezidentą labiau kaltina dėl to, kad pats procesas nėra toks, jog žmonės iš tikrųjų norėtų mobilizuotis visi ir kad daug kas vengia tos tarnybos arba dar kitos priežastys visokios yra turbūt?
Taip, yra daug priežasčių. Viena iš pagrindinių yra korupcija išsiperka. Žmonės sako, kodėl mano vaikas ar vyras turi eiti kariauti, jeigu turtingieji ir politikų vaikai, giminaičiai nekariauja. Čia milžiniškas kiekis žmonių yra išvykę užsienį, milžiniškas kiekis, kurie susiveikia tas visokias pažymės, kad jis serga. O prezidentas, kaip sakant, kuris žadėjo prieš rinkimus eidamas įveikti korupciją, žadėjo nutraukti karą, tačiau to nepadarė. Bet Eldorado, ar gali prezidentas, aš dabar galvoju, kol kas čia ne apie žmonės ką kalba, bet politikus. Juk prezidentas, aš kiek girdėjau, ir tą korupcijos temą, jisai, vienaip ar kitaip ir atleidęs yra ne vieną žmogų, ir ne du, ir ne tris turbūt. Juk vis tiek ne nuo jo vieno turbūt priklauso. Čia ar žmonės kalba, kad be prezidento dar yra juk ir vyriausybė, vis dar tie ir ministrai yra kažkokie ir dar kažkas, ar vis dėlto viskas dėl to, kad prezidentinė valstybė tiesiogiai keliauja prezidentui. Jo kalbos ir realybė čia yra jo problema. Taip, nes čia yra prezidentinė šalis, prezidentas yra kariuomenės vadas ir visus sprendimus čia priima prezidentas Ukrainoje. Nėra taip, kad priimtų kažkokie ministrai, jis tada leidžia, reikia kalbėti apie kariuomenę, tegu eina kalba kariuomenės vadas ar gynybos ministras. Ne, visada kalba Zelenskis, apie visom temom jisai kalba. Ir opozicija tai primena, čia yra prezidentinė valstybė ir prezidentas savo pažadų nevykdė ir nesutvarkė. Čia situacija yra sudėtinga ta fronte. Nėra vyrų, vyrai slapstosi, kitas dalykas, juos siunčia į frontą. 10% jie vis tiek net pasiųsti į frontą, jie padeda ginklus, atsisako eiti mūšį. Jie geriau nori eiti į kalėjimą, sėsti į kalėjimą, bet visų nesusodinti, nes yra milžiniškas. Čia 10%, bet Eldorado 90%, tai čia, kaip pasakyti, mobilizacija, bandykime įsivaizduoti absoliučiais skaičiais. Iš 100 000, 90 000 vis tiek turėtų nukeliauti iki fronto. Bet jie nesurenka tiek. Jie nesurenka, mobilizacija yra ant tiek įklimpusi, kad, pavyzdžiui, kad būtų lengviau kažką surasti tuos vyrus, jie gaudo gatvėse, gaudosi prie metro, eina į įmonės, eina į valstybinės įmonės ir tiesiog paima žmonės lengviausiai. Tas pats važiuoja šį giliausią kaimą, irgi, lygiai tas pats kaime, apsupa prie parduotuvės, kas yra vyrus visus suima ir, reiškia, padėtis yra tokia tragiška. Ir, pavyzdžiui, paskui pro radiją kalba koks nors, pavyzdžiui, įvairūs miesto vadovai, sako, klausykit, sako, pas mus dabar žmonės skundžiasi, nėra elektros, nėra vandens, komunalininkai mes nesuspėjom, sako, nieko padaryti, todėl kad pusė žmonių mūsų yra atėjo ir per jėgą jos paėmė, išvežė kariuomenę, viskas, mes neturim žmonių, negalim nieko daryti, reiškia, iš visų pusių yra ta mobilizacija problema. Viena iš priežasčių, kodėl dar vyrai slepiasi, nenoriai, yra tai, kadangi tai buvo uždas. Reikėjo tai, kariškiai sako, tai reikėjo daryti senai, prieš 2,5 metų ir taip toliau, taip toliau. Iš karto, kai tik karas prasidėjo, turi galvoje. Taip. Kadangi to nedarė, dabar ir kadangi yra milžiniškas karių trūkumas, ką daro tada? Karius paruošia per mėnesį. Vietoj to, kad 0,5 metų ruoštų, 3 mėnesius, paruošia tenais mėnesį ir oficialiais kaip 6 savaitės, kai paruošia ir siunčia ir jie per kelias dienas žuvo. Pavyzdžiui, aš nesenai buvau šitam Sumuose ir ten važiavome tą Kursko sritį, kalbiusi kariškinu, jisai prisipažino, sako, pats aš net toks, sako, aš esu jau patyręs, užkietėjęs, pats verkiau, sako, nes atsiunčia vyrus, kuriuos matau visiškai yra nepasiruošę, sako, ir jie per 2 dienas žuvo, sako, gaila, sako, man žmonių ir man pačiam ašaros byra, situacija yra tokia. Eldorado, aš tada paprovokuosiu tada patį gal, o ar iš be kritikos, lengva kritikuoti kariaujančią šalį, reiškia, kuri gynybinį karą kariauja ir kuri turi natūralų visokių problemų, ir opoziciją turbūt lengva kritikuoti, bet o ką siūlo opozicija? Aš bandau įsivaizduoti politinės tas kalbas, kritikuoti iš tikrųjų gana paprasta, kai kada gal drąsos reikia, sakykime, bet o kaip pasiūlyti? Prezidentas juk, net prezidentinė valstybė, jis turi turėti tokio, solidarumo, palaikymo karo metas, net iš opozicijos. Ar tas justi, ar vis dėlto vietoj patarimų daugiau tik kritika? Ar kas nors siūlo sprendimus, turiu omenyje, politinius sprendimus, nes čia rimtas reikalas, kritikuoti čia gali bet kas, turbūt ir žurnalistai gali kritikuoti be opozicijos. Ne, matot, Ukrainai nėra lengva kritikuoti. Vienas dalykas, kritikų balsas labai mažai girdisi, nes yra apjungtas šities didžiosios televizijos tą maratoną ir girdisi tik tais Zelenskio kalbos ir jo partijos atstovo kalbos. Kritikai nesigirdi. Kritikai gali girdis per internetinę tą televiziją, bet kartais radijui kritikai labai nedaug ir reikia turėti drąsos, nes
yra toks dalykas, kad, pavyzdžiui, žurnalistai yra, kai kurie ten yra tokie portalai, tinklapiai, kurie bando atvirai kalbėti, kritikuoti, jie yra ne vienas atvejis, kada jie gauna šaukimą, jos tada jau mobilizuoja ir siunčia į kariuomenę. Čia nėra lengva. Ir žurnalistų sąjunga, žurnalistai skundys, pavyzdžiui, yra toks, jų labai tas tinklapis, vienas toks garsiausių, Ukrainska Pravda, kuris ten anglų kalba, ukrainiečių, rusiškai. Ir jie apskundė ir šitai Europos Sąjungos komisijai, kad jiems yra daromas spaudimas, kad tam tikrų medžiagų neleisti, kad jie akcentuoja ne tos faktus ir Europos Sąjunga irgi sukritikavo, tačiau pasižiūrėkime Europos Sąjungos kritiką, visgi Zelenskio aplinka numojo ranką ir pasakė, mes darysim tai, ką mes manom, mums yra tinkama. Čia kritikuoti tikrai nėra lengva, nes žurnalistai gali tada paimti kariuomenę, o opozicijos atstovus irgi įvairius spaudimas, gali šeimos narius imti kariuomenę ir čia apie tai yra kalbama. Apie tai kalbama. Taip, Eldoradai, apie ką dar kalba jau paprasti žmonės ir kaip jie gyvena ir netgi galbūt apie buitį galėtume šiek tiek šnektelti apie tai, laiks nuo laiko lietuviai, visai paburnoja, kartais šneka, dabar žiemos laikotarpis artėja, mes pasimenam pernai sunkius metus, bet apie tai, ką žmonės šneka, kuo viliasi žmonės, galbūt tai svarbiau reikėtų pasakyti iš karto po labai trumpos pertraukėlės. Grįžtame į studiją šiandieną Extra FM radio stoties eteryje. Kalbinu kolegą žurnalistą Eldoradą Butrimą, kuris šiuo metu, būdamas Ukrainoje, paprastai rengia reportažus temas radijoje, Lietuvos radijoje, LRT. Radijas yra pagrindinė jo dabar vieta, bet galite sekti į Facebook platformoje, puikiausiai ir ten galite rasti įdomiausių istorijų. Beje, už savo istorijas, už savo karo žurnalistiką, ypatingus darbus Eldoradas šiais metais yra apdovanotas Vytauto Gedgaudo vardo premija. Beje, medalių dar neatsiėmęs Eldoradas, simboliška taip yra turbūt, bet Eldoradai medalis saugiai laukia Lietuvoje. Taip. Eldoradai, tai, ką kalba žmonės, dažnai sakoma sąmokslo teorijos, gandai, pletkai, visaip kaip pasakoma, nes žmonės dažnai neturi visos informacijos, patikrintos informacijos, nei kas fronte iki galo vyksta, nei kas tarp politikų vyksta, ką kalbėti apie tarptautinę politiką. Bet žmonės turi jausmą dažnai, juslę, nežinau, kažkokių šaltinių, kažkokių įžvalgų. Ir aš pradėsiu nuo temos, kuri dabar gali būti skaudžiausia šiomis dienomis, kai mes tam kalbamės Lietuvoje, Vilniuje ir Klaipėdoje ir sur kitur prasti orai, atvirai kalbant. Ir šlapia, ir lyja, ir šlapdribos yra, ir +4 tik kartais būna, ir minus. Ukrainoje irgi dabar turbūt orai visaip, bet pietuose gal kiek geriau, bet ką žmonės kalba prieš tą žiemą iš tikrųjų, nes pernai ir užpernai mes žinom, kiek Rusija baisių dalykų pridarė. Elektra, šildymas, vanduo, bombardavimai ir taip toliau ir panašiai. Ar tai yra vis dar tema, kuri labai gąsdina žmonės, ar tvirtumas vis tiek yra, kad, ką jau padarysi, taip sakant, išlaikysim viską, kokios nuotaikos yra? Taip, tai yra labai svarbi aktuali tema, nes čia yra, aišku, šalis yra didelė, kai kur šalčiau, kad temperatūra yra skirtinga, tačiau vis tiek artėja žiema ir tikrai yra tema labai svarbi, nes, pavyzdžiui, šiandien esu Dniepre ir elektros nėra mieste. Šiandien daug kur Ukrainai nėra, nesgi šiandien buvo Ukraina labai intensyviai atakuojama, ten ir Kijevas, ir Odesa, ir vakarų net Ukraina. Reiškia, tai yra labai svarbus klausimas, yra, pavyzdžiui, kaimuose, kuriuose yra arčiau fronto, kad ir Charkovo rajonas, Zaporižės, tenais po įvairių apšaudymų, aišku, tenais yra dujų tiekimas nutrūkęs, elektros tiekimas, šildymo nėra ir bando savivaldybės įgelbėti žmonės, veža medieną jiems, tačiau nėra lengva. Pirmumo teisė turi tos žmonės, kurių, pavyzdžiui, vaikai ir vyrai yra išėję į karą, arba tam grįžę invalidai yra, bet visus aprūpinti yra sudėtinga. Ir, pavyzdžiui, didelė mieste, kaip Kijeve arba Charkove, kada yra namų ne tik 22 aukštų, ir kada pradingsta elektra, yra visiška tragedija, nes šildymas viršutinius aukštus, kad patektų, jis turi įsijungti specialų papildomi varikliai ir vandenį kelia viršų. Reiškia, elektra pradingsta, bute nėra ne vandens,
nėra šildymo, nėra telefono ryšio. Aš, pavyzdžiui, čia dar irgi esu viešbutį, interneto nėra, todėl naudoju savo telefonę esant, tačiau čia yra ryšys, jo nėra. Reiškia, žmonėms liftas neveikia, jeigu žmonės negali liftų pakilti, jie yra uždaryti kaip kalėjime, jiems gali tik giminaičiai, geri draugai atvežti maistą. Reiškia, situacija tikrai nebus lengva ir kaip dabar atrodo paskutiniam dienom tas Rusijos apšaudymą, jie yra įdomus ta prasme, kad netaiko Rusija į tokius objektus, kur galėtų daug žmonių žūti. Nes, pavyzdžiui, tiek raketų siunčia, čia buvo pereitą savaitę, čia prieš 2 savaitės, galėtų siųsti kažkokias įmonės, gamyklas, net į parduotuvės, tačiau to nedaro. Yra viena iš versijų, kad visgi iš tikrųjų, Trumpas po to, kai paaiškėjo, kad jis laimėjo, bus būsimas prezidentas, jis įkalbėjo su Putinu ir prašė Putino, kad neaštrintų situacijos, nes Trumpas tikisi, kad jis nutrauks karą, prašė Putino. Ir toks įspūdis, kad dabar raketos neskrenda į ten, kur yra žmonės, tas pats ir Charkove prieš kelias dienas, kur buvo irgi pataikė pat miesto centre, labai daug namų, tačiau pataikė į kiemą, o visgi rusai turi galingas raketas, kuri tiksliai gali ten kelių metrų tikslumu. Tai yra dvi tokios kaip žinios. Viena žinia yra, tai demonstruoja, kad mes galim. Mes esam pajėgus, jūs nenumušit, net ir turėdami amerikietiškas sistemas, nenumušit visų raketų, mes galim kur norėsim paleisti ir žmonės ir taip toliau. Kitas dalykas, jie tai kelia paniką, nes žmonės bijo ir toliau, kad bus gali net tada elektrinė šaudyti, kada bus blogai. O Rusija yra galinga, daro tokį informatinius, visokius feikus, informatinį srautą, kad ten ir prieš Zelenskį, kad ir taikos reikia, ir karas yra bereikalingas, tik žūsta ukrainiečiai. Ir daugybė žmonių visgi skaito, yra tokia telegramo kanalas, kur čia daugybė žmonių skaito ir kaip sakant, pakimbant to rusiško to. Ir kaip po kiekvieno tokio sprogimo į apšaudimo irgi yra žmonės gąsdinimai, kad va, čia Zelenskis nepasirašo taikos, čia Zelenskis nenori, čia jis kalčiausias. Ir tai prisideda. Kiekvienas toks apšaudimas iškart žmonėms, o kas bus toliau, reiškia, žiemą tai iš vis bus blogai, pataikys elektrinė, mums bus tragedija. Ir reiškia, visuomeniai tas toks nepasitenkinimas didėja. Parodo vienos pusės, kad mes galim, ką norim pašauti, ir kitas dalykas tikrai, ir pažiūrėjau, kalbant dabar su žmonėmis, bendraujant, visgi atviriau žmonės kalba, kad jau pasisako, kad norėtų karo nutraukimo, norėtų taikos. Pavyzdžiui, atsiprašau, Eldorade, patikrinsiu, ne pergalės, o taikos. Gal taip formuosiu tą švelnesnę versiją. Tai reiškia, kažkur galima Rusijai ką nors, aš žodžio nusileis nesakysiu, atiduoti velniop, kaip čia liaudiškai, velniop ką nors atiduoti, bet kad nežudytų visos likusios Ukrainos. Ar aš teisingai suprantu tą, ką kalba žmonės? Karo pradžioje iš vis nebuvo, kad aš karo pradžioje atvažiavęs sakau, o jūs negalvojate apie tai, kad, pavyzdžiui, suomiškas variantas. Suomiai prarado trečdalį teritorijos, bet išliko nepriklauso. Tai iškart žiūrėdavau, kad mane kaip kokį Maskvos agentą ar ką nors išlipas. Ne. Ir dar net prieš kelis mėnesius, kol, pavyzdžiui, nebuvo neaišku, ar Trumpas laimės, nelaimės, čia vis tiek oficialiai tikėjo, kad ne Trumpas laimės. Jeigu apie tą temą buvo galima kalbėti tik su žmonėm, kuriuos aš jau pažįstu iš seniau, jie žino atvirai su manim kalbą, niekada apie tai nerašai, jų neišduodi ir toliau. Apie tai buvo galima. O šiaip, ar gatvėje žmonės užkalbinęs, ar ne, tai visi sakydavo, ne, mesgi turim kovoti, mes turim viską atsimti, nes kiekvieną vakarą prezidentas apie tai kalbėjo. Turim kovoti iki paskutinio metro, mes turim viską atsimti. Tačiau, kadangi dabar Trumpas pasakė, kad per vieną dieną jis tenais padarys tą taiką ir kad pats Zelenskis, prezidentas, irgi pasakė atvilėsi, kad kitais metais gali visgi būti tas karas pasibaigti, žmonės pradėjo, žinokit, žymiai atsiverti ir pradėjo atviriau kalbėti, kad jie tikrai nori, kad tas karas baigtas. Pavyzdžiui, su kariškiais kalbant irgi yra įdomu. Šitie kariškiai, kurie kare išėjo savo norų nuo 22 metų, kai kurie net nuo 14 metų, jie nenori. Jie nenori jokios taikos, sako, mesgi ne todėl kovojam, ne todėl mūsų draugai žuvo ar broliai. Mes išėjom, kad mes atkovoti viską. Mes turim rusus išvyti, mes turim priešą, turim atsimti. O tie kariai, kurie yra nesenai paimti, mobilizuoti, taip sakant, jos pareiga, ten gaudo, jie nenori, bet jos įsiunčia, jie nori kuo greičiau, kad tas karas baigtųsi, kad būtų pasirašyta taika, nes jie bijo.
Paradoksas, Eldoradai. Tie, kur 10 metų turėjo būti seniai pavargę ir norėtų labiausiai grįžti, tie, kurie švieži, turėtų labiausiai degti energiją. Nu va, bet matot, šitie išėjo savo norų. Jie ten buvo tokie, išėjo savo norų kovoti už tėvynę. Prieš kelias dienas kalbėjau su mergina, kuri irgi vos tik prasidėjus karo, jinai buvo ką tik baigusi mediciną ir jinai ginekologė iškart pasiprašė į frontą. Ten jos tokia istorija, kadangi jos močiutė, jinai prisimena, ką jai senelė pasakojo, jos senelė 46 metais, kadangi jinai buvo Ukrainos partizanų UPA, buvo žvalgybininkė, jos vyrai iškart sušaudė, o ją suėmė po pusę metų irgi gavė žinių, kad jinai buvo žvalgybininkė. Tai ten jau žiauriai kankina, prievartavo ir su įdeginta šito metalu išdegino jos lytinius organus, kad negalėtų daugiau vaikų gimdyti. Reiškia, kad negalėtų Banderovas. Jinai prisimindama, ką močiutė yra iškentėjusi, jinai prasidėjus karo išėjo. Ir jinai yra tokiuose, su ją kalbėjo irgi, jinai jokios minties neprileidžia, kad gali mes, sako, jeigu mes dabar pasirašysim su Rusija, tai kad taip po galais jie vėl mus puls. Ne, turim kovoti iki galo, ar metus, ar du, nesvarbu, kiek turim viską atsimti. Matai, šitie žmonės, kurie išėjo, jie taip nusiteikia, jie yra tokie patriotai 100%, jie nori, jėgų neturi, pavargę, kiti jau buvo ne kartą sužeisti, bet jie turi. O šitie, kurie neturi tokio įsidegimo, kurie nenorėjo kariauti, bet jie ir paimti, jie nori kuo greičiau, kad baigtųsi tas karas. Jie vylėsi, kad Trumpo atėjimas jiems padės Paradoksas, aš taip, žinai, dabar tai tavęs klausau, Baideno istorija galėjo tęstis su Kamala Harris, reiškia, mintis kariauti gal net ir ilgai ir pasiekti pergalę. Nors nebuvo viskas taip garantuota, bet vis tiek kažkaip lygtai taip sunkiai kariaujant toliau kaip iki šiol. Ponas Trumpas yra taip kaip ruletė, aš suprantu dabar, reiškia, gali būti ir gerai, gali būti ir blogai, nes ir pažadai tokie, žinot, jeigu nesutiks vienas, tai tada duos ginklų visą kitą. Ar aš teisingai suprantu, kad žmonėms norėtųsi išsukti ruletę ir išspręsti kažkaip į vieną ar kitą pusę labiau dabar, nei nusiteikti tam ilgam neaiškumui, bet, sakykime, kažkuria prasme stabilizavus tą frontą kariauti, žinant, kad galbūt netaip lengva iki Maskvos bus nukeliauti? Aišku, visuomenė yra labai nevieninga. Nevieninga, tikrai visuomenė nevieninga yra. Tie, pavyzdžiui, kurių vyrai, vaikai, giminaičiai kovoja frontą, ar yra žuvę, tai jų ten ir žmonas, ar tos mamos, ne, jie yra už tai, kad karą reikia tęsti, kad kiti vyrai turi eiti kariuomenę pakeisti, reikia kovoti iki pergalės. Taip, o šitie, kurie nėra žuvę arba nieks nekariauja, jie paprasčiausiai, kurių vyrai slapstos, jie nori, kad pasibaigtų tas karas, kad būtų taika ir kad vyrams nereiktų. Čia taip yra. Daugybė moterų savo vyrų slepia namuose, jie neišeina į gatvę, net iki parduotuvės jie neišeina ir moteris eina į darbą, uždirba ir išlaiko šeimą, nes saugoja savo vyrus. Aš sutinku, nuvažiuoju, pavyzdžiui, kaimą už Charkovo, ten kokį 20 km yra, kur, pavyzdžiui, ten anksčiau dirbo lietuvių mokytoja, todėl aš ten su to kaimu pabendrauju, jo, taip ir yra. Kalbis tai žmonėmis, taip, sako, pas mane atvažiavęs brolis gyvena iš Charkovo, slaptus, jis niekur neišeina, net iki parduotuvės. Visuomenė iš vis yra susiskaidžiusi. Ta visuomenė, kuri gyvena miestuose šalia fronto, Sumai, Charkovas, Zaporižė, jie vienaip galvoja. Nes ten linksmybių nebėra, jie pripratę, čia karas. Kijevas visiškai kitaip, Kijeve ten yra, atrodo, aišku, paskutiniu metu, kad dabar ten tos skraidyklės jau lenda, jau Kijeve rimčiau, bet vis tiek Kijeve linksmybės yra ir kariškiai labai nemėgsta. Nes, pavyzdžiui, buvau vakar Zaporižėje ir ten toks yra reabilitacinis centras, pats geriausias, kurį lietuviai ten finansavo, lietuvių dėka įkurtas, jis vienintelis toks Ukrainoje pavyzdys, kur karius sužeistus gydo visi kompleksiškai, ten ir mankšta, ir psichologai grįžtami įvairūs dalykai. Tai šitie, pamečiau kalbą apie ką norėjau, Dainiau, šiek tiek. Jo, tai apie žmonių suskaldymą reabilitacijos centrą minėjai, jog ten nuvažiavus girdisi žmonių tos mintys pagrindinės apie tą, ko jie tikisi, nes prie fronto vienaip, aš suprantu, apie Kijevą minėjai, kad praščiau galvoja, kad Kijeve per daug linksmybių, aš suprantu, taip yra turbūt jausmas. Taip, pamiršau mintį, gal per daug reabilitaciniam centre, jų psichologai irgi prie išvados, kad kariai, kurie grįžta iš fronto mūšių, jų negalima siųsti iš karto ten į Kijevą, Lvovą, ne.
juos pirma turi siųsti į tokius miestus, pagyventi kažkur, biški gal sanatorijos ar net ten reabilitacijos lankyti miestuose, kur yra šalia fronto linijos, Sumai, Charkovas, nes tenais nėra linksmybių, tenais viską, kad nebūtų šoko. Nes, pavyzdžiui, jeigu nusiunti iš karto į Charkovą, jiems yra blogai. Aš, pavyzdžiui, bendravau su tokia Latvijos savanoriai, kuri čia yra medikė ir vadovauja ten irgi vienoje brigadoje medikams, tai lygiai tą patį pasakau. Sako, aš 2 metus esu kare, sako, ir paskui reikia nuvažiuoti į Kijevą, nes negavo kažkokį ten apdovanojimą. Sako, važiavau į Kijevą, sako, man blogo pasidarė. Pasidarė, sako, atrodo, pradėjo širdis plakt, pradėjo stoti, mane gavo, sako, draugai nuvežti iki cerkvės, kad pasidėčiau, apsiraminčiau. Nes kai pamatau, kad visi ten linksminasi, žmonės vaikščiai linksmi, dainuoja, kavinės pilnos, nuo šito vaizdo, tas atmosferos tikrai žmogui per didelis šokas yra iš fronto atvykus. Aš net pats, pavyzdžiui, pamenu, kada karo pradžioje gyvenau Charkove, kad tenais tiesiog buvo šaudymas baisu ir paskui grįžau į Lvovą, tai prisimenu kelias dienas, gal 2 paras aš nenorėjau eiti net į miestą pasivaikščioti, nes buvo keista, tenais Charkove negali į gatvę išeiti, visi slapsosi, o čia ramiai žmonės vaikšto gatvėmis, šypsomsi, linksmisi, dainuoja, čia kavinės veikia ir prisimenu, net kas neina, kas jūs įslėpia, atrodo, galėjai suprasti ten į virtuvę, kad čia yra žmonės grįžę iš tos frontos vietos. Aš taip ir pabendraudavau, paklausdavau, tu iš Charkovos, paaiškėjo, kad čia žmonės, kurie ką tik atvykę, jiems yra šokas, jie negali kelias dienas ar kiti net savaitę išeiti į tą miestą, tas linksmybės, nes jie yra patyrę baisus dalykas. Ir kariams irgi tą patį ir galvoja tokia reabilitacija, kad negalima siųsti iš karto, kur ten kur linksmybės. Eldoradai, apie tai, kaip suprasti, kas iš tikrųjų vyksta fronte, turbūt bus labai sudėtinga ir nieks mums iki galo ir nepasakys niekada, nes nėra turbūt tikslu atskleisti tiesą, nei kai labai blogai, nei kai labai gerai. Bet vis dėlto, koks įspūdis žmonėms apie tai, kas vyksta fronte, apie tai galbūt po labai trumpos pertraukėlės, nepabėkite, Eldoradas Butrimas su mumis. Grįžtame prie pokalbio paskutinėje laidos dalyje. Norėtume pašnekėti, o kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje, kai kalbame apie karo liniją, karo frontą, įvykius kare, kurie iš tikrųjų jau susiję su pirmiausia kariais, kariškiais fronte. Ir mums tai svarbu aptarti su Eldorado Butrimo, LRT žurnalistu, kuris gyvendamas Ukrainoje, stebėdamas turbūt socialinius tinklus, bet vis tiek ir kalbėdamas su žmonėm, galbūt turi ir kitą įspūdį. Eldoradai, aš seku kasdieną kronikas, bandau sekti kronikas, kas vyksta, tai dėl to kaimo, dėl to miestelio, tai paramos ginklų atkeliauja, tai neatkeliauja. Aš bandau sudėlioti kartais visą vaizdą vakaro pabaigoje, norėdamas suprasti, kas pasikeitė per dieną fronte. Ir man atvirai pasakius, nėra lengva nei iki galo džiaugtis, nei iki galo nusivilti, nes toks, žinai, labai prieštaringos žinios. Čia visai sėkmingai smogė į gilumą Rusijos, kur nors ten Brianske, Kurske ar kažkur, čia staiga prarandinėjamos kvadratinių kilometrų teritorijos ir sunku suprasti, ar čia tam fronte, kuriame visą laiką viskas yra turbūt nestabilu, tą bendrą tendenciją, reikalai gerėja, reikalai blogėja, ar mes nežinom, kaip yra? Reikalai blogėja. Yra tas jausmas? Jausmas, žinojimas, kalbėjimas, tai, ką mes skaitom net vakarų žiniasklaidoje, yra ką pagrindo apie tai kalbėti? Ne, vienas dalykas yra pokalbis gali būti su kariais, kitas dalykas net ir iš oficialių pranešimų. Praneša, kad praktiškai kiekvieną savaitę po kelis kaimus rusai užima, pasistumia į priekį. Iš fronto praktiškai iš jokių vietų nėra teigiamų pranešimų. Jeigu kažkur ten teigiamas būna, kad sustabdė rusų puolimą, kad stabilizavo kažkur padėtį. Nes, pažiūrėkim, Kurskas, Kursko operacija labai džiaugiasi, pradžioje buvo užimta 1200 kvadratinių kilometrų ir dabar jau yra beveik 50% rusai atsiėmė šitos teritorijos. Reiškia, dėl Kursko yra čia labai daug ginčų, nes kariais, net ir su lietuviais, kurie, pavyzdžiui, yra Donecko srityje, jie labai pyksta, nes sako, iš mūsų paėmė daugybę technikos, iš mūsų paėmė geriausius padalinius karių ir išsiuntė juos į Kurską ir todėl, kadangi mums pritrūko šaudmenų, mums pritrūko geriausių karių, todėl pažiūrėkit,
Donecko srity, Lugansko, visur, Zaporožės, visur eina rusai į priekį ir stumėsim, taip yra. Visur. Ir taigi praneša, kad per kiek šitos kelis mėnesius rudens Rusija yra užkovojusi tiek okupavusi naujų žemių, kiek ten per kelis metus nebuvo to padariusi. Čia yra pats blogiausias šiuo metu etapas. Tas pats Kurske yra padėtis tokia sunki, ten tikrai, kai važiavau į tą Kursko sritį, matėsi, kad labai daug technikos. Ukraina siunčia tikrai galingos technikos, daug, ten nemačiau jokiais keliais važiuodamas tiek, kad ten siūstų ir tos technikos tankų, tačiau vis tiek rusai neprieki, nes ten iš visų pusių Rusija supa eina ir tenais Rusija turi dar daugiau technikos, dar daugiau žmonių. Ir čia yra ginčas, ar čia teisinga, ar ne, čia iki galo. Bet Eldoradai, kasdien mes girdim, kiek daug Rusija netenka, kiek Rusijos karių žūsta. Dar čia ta Šiaurės Korėja nors ir pridėta, bet tokia neaiškita tema. Juk tie nuostoliai kasdien irgi skelbiami Ukrainoje. Visi mato žmonės, jau ką, bet šitos skaičius tikrai skelbia. Kiekvieną dieną... Skelbia, bet matė, dėl tų skaičių mes irgi negalim būti tikri, nes, pavyzdžiui, kiek esu žiūrėjęs, aš pamenu, pavyzdžiui, Lenkijos ekspertai irgi skaičiuoja net man atrodo, amerikiečiai buvo Lenkijos, aš tikrai prisimenu, kurie sakė, kad tai, ką praneša oficialiai Ukraina, reikėtų dalinti iš 3 kartų. Nes, matot, yra, kaip tiksliai skaičius žinot, kada, pavyzdžiui, yra mūšis ir dalyvauja atskiros brigados ir kiekviena brigada turi savo statistiką. Kažkur ten, pavyzdžiui, nušovirus, ar ką, kuri dabar brigada prisims. Gali net 2 arba net 3 brigados pasakė, kad mes tai padarėme. Ir suprantat, skaičius gali būti tikrai rusų padaugintas tas skaičius. Rusų žuvo daugiau, bet jie turi daugiau. O tai, kad kare, kad mums iki galo mes nesuprasim, kaip yra baisu kare, kada patys nepabuvę fronte, ne jūs, kad ir žurnalistai, tikrai yra baisu. Užtenka pasikalbė, kad ir su medike, aš kalbėjau su Latvija, jinai papasakojo paprastą pavyzdį, sako, kariai tarpusavyje, jie vis tiek turi rodyti vyriškai, jie neverkia, jie nerodo, bet pas mane, sako, atėjo pokalbį, būna apsiverkia, sako, pavyzdžiui, sako, dabar atėjo vienas ispanas, sako, ir tiek verkia parkritęs ant žemės, aš jau įsikalbėjau, tai paskui prašiau vado, kad jau nesiųstų tam tikrą laiką į frontą tos mūšius, nes paaiškėjo, kad čia buvo ispanas, karys ispanas iš užsieniečių legionų. Sako, paprasčiausiai jisai buvo sužeistas ir negalėjo jų evakuoti, kelias paras negalėjo jų išvežti iš fronto linijos ir jisai turėjo apkasuose gulėti, miegoti, per kelias dienas praleisti kartu su negyvais savo draugais. Jis buvo atvykęs su keliais ispanais, ten ukrainiečiais, suniečiais ir jie visi mirė, jis turėjo kartu su jais būti. Negali niekur tu pasitraukti, jis dar sužeistas, negali tu galvos pakelt, perėti kitur, tu gali žūti. Reiškia, arba pakalbu karius, sakau, kodėl jūs tiek daug rūkot? O man karys sako, taip, sako, gyvenimo rūkėdavau pusę pakelio, ir kiek dabar surūkau ir 5, ir 7, ir 8, nes, sako, dūmas yra vienintelis dalykas, kas man padeda atsikratyti lavonų tvaiko. Sako, aš esu apkasuose, aplink mane yra lavonai ir nėra ko padaryti, nėra kur judėti. Sako, čia yra mano draugai ir įsivaizduot, psichologinis koks smūgis. Tu su tais kariais, kuriais išėjai, kartu kovoji, galbūt šiandien dar įte geri arbatą ar vakar, jie jau negyvi yra. O tu negali niekur pasijudinti, nes, negali. Čia yra vienintelė tavo slėptuvė ir tu sėdi ant žuvusio draugo arba šalia jo. Ir, reiškia, mums yra tai neįsivaizduojamas dalykas. Arba vakar buvau tam reabilitaciniam centre, tikrai yra tai geras, kur Lietuvos fondas padėjo įkurti su europiniais pinigais. Irgi pasakojo tam 2 psichologės atveju apie vaikiną, kuris buvo labai drąsus, pats ten visokie Maidano revoliucijai dalyvavo, pats išėjo į tą karą 14 metais, tačiau, sako, kada buvo pirmas tikras mūšis ir jis pamatęs, kada čia viskas sprogsta, šalia jų žuvo draugai, jis gavo, sako, toks jam buvo psichologinis sukrėtimas, kad jis jau 10 metų iki pat dabar negali pasveikti. Ir reiškia vis laik gydom laikom ir jis vis laik turi, jeigu jam aiškėja vėl eina visokias medicinės komisijas, kad jį nori vėl svarsto, gal jis pasveikus siųsti frontą, tai iškart nori žudytis. Jis įpjaustas į venas, nori žudytis, nes tai parodo, kad yra visgi fronto sukrėtimai ir karas yra baisus dalykas, kurį mes nepabuvome, mes to iki galo nesuprasime.
Aldoradai, tie žmonės, kuriuos aš žodžiu didvyrių, turbūt nebus per silpnas žodis, kurie, kaip tu minėjai, 10 metų gina savo tėvynę, net kai dar nebuvo didžiojo karo, dabar didelis karas. Sunku įsivaizduoti, nes tokių žmonių, jų irgi turbūt yra nemažai, nes kitaip to fronto ir net laikytų. Mane stebina, tada iš kur vieniems nuo pirmo mūšio toks iš tikrųjų šokas ir neatsigavimas, o kiti 10 metų sugeba kariauti, kai kada net turbūt ir optimizmo kažkokio turi, aš nežinau, ir vilties ir užsispyrimo. Vienai dienai neužtenka, kitam 10 metų. Gal tu turi paaiškinimą, matydamas kartais to žmonės, ar jie kažkokie kitokie, ar jie tikrai yra kažkokie antgamtiški, aš nežinau, super didvyriai, nes man įdomus fenomenas, ypač tų, į kuriuos turbūt deda visi Ukrainos žmonės viltis. Net tie, kurie bijo eiti į frontą, turbūt pabėga, jie tikisi, kad rasis tų didvyrių, kurie apgins juos, ne tik NATO turbūt, bet ir ukrainiečius, iš šturmo brigadas, iš šturmo grupės ir kitus, kurie ne vieną ar ne 10 kartų šturmavę yra ėję praktiškai į mirtį beveik garantuotą. Kas yra šturmas, turbūt tie, kas net internete norėjo nekartą galėjo pasižiūrėti, pamatyti, tai nėra šiaip sėdėjimas apkasuose, tai iš tikrųjų ruletė, kurioje tavo galimybės išmesti gerus kauliukus yra daug mažesnės negu sėdint kur nors, aiškia, toli nuo fronto. Ir tų žmonių yra. Yra tų žmonių, tikrai tie, kurie nuo 14 jau yra nebedaug, bet va, kai tokį sutinki, tikrai negali atsistebėti, kada žmogus kariauja 10 metų ir jis toliau ryžtingai buvo kelis kartus sužeistas, bet jis nenori jokios taikos, nori kovoti. Ir praktiškai daug kur brigadose ar šitokių karių net ir laikosi visas, nes yra, pavyzdžiui, įvairių, kaip sakant, kuopų ten vadai ar ką nors. Tie, kurie kovoja nuo 14 metų, jūs kariai labai mėgsta, nes jie patys su kariais dažnai eina į mūšį, patys būna, o kurie dabar baigia sportą, šitas karinės mokyklas yra pasiūsti, tai jie, žinokit, būna 30-80 ar kiek kilometrų nuo fronto ir jie neina su kariais. Jie per atstumą viską vadovauja, duoda įsakymus. O kodėl taip yra, čia turbūt reiktų tyrimus, galbūt yra kažkoks psichologinis kai kurių geresnius teikti, bet nemaža dalis yra tokių, kurie turi, aš susidariau nuomonę, kad yra patriotinis toks auklėjimas buvo savo šeimoje, yra kažkokios tradicijos, kažkieno buvo kažkas išvestas į Sibirą, kažkieno senelis buvo UPA buvo, kažkas, pavyzdžiui, ten mirė giminaitės nuo to, kada jūs Rusija badu jos ten privertė vadinti. Golodomoras, garsusis Golodomoras, žiaurus dalykas. Tai va, dalis žmonių, žinokit, prisiklausė tų senelių pasakom tėvūrims, kažkoks perduotas toks, kaip genas, va toks, neapykanta, toks priešiškumas, ar kad reikia būti savo tėvynės patriotai. Sutinki, koks tikrai atrodo vaikinas, lieknas, smulkutis, bet jis ryžtingas, jis kovoja ir neketina trauktis nei ką. O stambiausi vyrai, kurie ten, jis pats sako, kad prieš karą visi ten reikia, o jeigu kas eisim kovoti, jie įslapsto, pabėgia užsienį ar ką daro, jie nekovoja. Tikrai ir aš bent tokį čia matau pavyzdį, supratimą, kad patriotinis auklėjimas yra labai svarbus. Šeima, tu minėjai šeimą, ar aš teisingai suprantu, kad turbūt nei klipai televizijoje, nei stendai gatvėje nebus niekada tokie stiprus kaip šeima? Taip. Iš šeimos, kas yra įsinešę, tikrai labai svarbus dalykas ir manau, patriotinis auklėjimas Lietuvoje irgi reikia skirti didelį dėmesį patriotiniam auklėjimui ir tokie, mes Lietuvoje irgi mokėmės, kad yra vadovėlius, kad ten ir mūsų pilėnai ir kažkaip, tikrai visi šitie dalykai yra labai svarbus ir Lietuva turėtų, visgi atrodo, mes esam toli, čia Lietuvoje karo nėra, bet mes tokį kaimyną turėdami kaip Rusija, Lietuva, kai ką mes galim daryti, kai kuriais atžvilgiais mes turėtumėm ruošti. Šiandien, pavyzdžiui, Dniepre viešėjo, dar ir rytoj bus iki pat šeštadienio medikai iš Šiaulių, čia yra atvažiavę 7 medikai, kurie irgi semėsi patirties, atvažiavo, padeda čia vietos vienoje ligoninėje, užmezgė kontaktus. Ir jie irgi sako, čia yra naudingų dalykų ir kurių mes Lietuvoje turėtumėm mokytis. Mes čia pasisimėm, kaip reikės, jeigu prasidės karas, kaip to suvaldyti srautus sergančių žmonių, iš fronto žmonių. Taip, yra kitas dalykas, kaip užsidėti sužeistiesiems turniketus, nes yra, pavyzdžiui, toks dalykas, statistika, kad nemaža dalis ukrainiečių, čia jų klaida, pavyzdžiui, buvo,
jiems buvo įdiegta tokia reklama, kad reikia turėti tos turniketus, sužeidė kraujas bėgų užsidėti, tačiau jų nemokė. Tokio dalyko neakcentavo, kad turniketą galima tik trumpai laikyti. Jeigu laikai ilgiau, tai kaip 2 valandas pralenki. Ir sakau, čia yra daugybė žmonių, kurie prarado savo galūnės, nes jie nebuvo pamokyti, jiems nebuvo įdiegta, kad negalima ilgai to turniketų laikyti. Nes reikia būtinai atleisti net ir kraujo, jeigu neteksi dalies, bet jis privalo. Tai va, reiškia, Lietuva mes turime ne tik kažką žiūrėti, kokią mes ginkluotę, karinių paruošimą, žiūrėti, kad slėptuvės visgi turėtų, kaip ir Suomija. Suomija jau seno ruošiasi, žino, kad tokį kaimyną turint visko gali būti. Reiškia, mes Lietuvoje irgi turim kai kurias pamokas kaip valstybė, mes turim ir ten ir patriotinis auklėjimas, galbūt mes turim net ir iš Izraelio pasimokyti, žinai, kad visgi turi būti tikrai ir tokios ir šaudymo pamokos, ir merginam, ir vaikinam, ir kažkokios medicininio karinio, nieko nepadarys. Yra tokia situacija, turim tokį kaimyną. Eldoradai, aš paskutinį dalyką, kurį norėčiau paklausti, žinai, antras pasaulinis karas irgi nieko gero nežadėjo labai ilgą laiką. Ir nei 39, nei 40, nei 41, turbūt ir net 42 negalėjo nieks rankos prie širdies pridėjo žinoti, kuo čia baigsis viskas iki galo. Ir Ukrainoje matyt panašiai, bet aš tiesiog paskutinį dalyką paklausiu, ar tikrai galim sakyti, kad iki pono Trumpo oficialaus atėjimo į prezidentus yra toks kažkoks, na nežinau, širdyse, protose, nei tai sąstingis, nei tai laukimas, nei tai vylimasis. Pono Trumpo vaidmuo yra toks svarbesnis, kartais toks įspūdis atrodo, bent jau čia iš čia žiūrint, net pačiem ukrainiečiams, laukiant kažko, dar nežinia ko, nei netgi pačių galbūt stiprybė ar rusų silpnybė. Gal tik man toks įspūdis? Yra dabar taip. Taip, šis momentas yra toks, kad atgimė tokia viltis, gal visgi bus karas, bus nutrauktas, bus pasirašytas sutartis ir jo, pasibaigs karas. Viltis tikrai, dabar čia daug ukrainiečių gyvena tokia viltimi, nes artėja žiema, jau elektra šiandien pradingsta, vėl visi išsigandė ir žiūri didelę viltimi, kad sausio mėnuo gal viskas tikrai baigsis. Gal baigsis tai. Ir tai būtų metų netgi pradžia turbūt, net metus norėtų žmonės pradėti nuo galimos taikos, turbūt vilties datų kažkokių ir panašių dalykų. Aš suprantu, kad jau sausį vos ne nuo pirmos dienos, galbūt mes juokėmės iš pono Trumpo pažado per 24 ar 30 valandų ar kiek, bet suprantu, kad dalis žmonių beveik sutiktų, kad kokiu nors būdu taip ir įvyktų, toks pusiau svajonė, va taip. Manau, kad taip, čia aišku, tų sociologinių tyrimų neskelbia, arba jeigu net ir skelbia, čia turėtų būti įvairių, žiūrėti, kas daro kieno užsakymų, prezidentūros ar kieno, tačiau aš bendraudamas su žmonėm tikrai matau, kad žmonės atviriau ir dabar žymiai dažniau pasako, kad norėtų ir vilėsi, kad pasibaigs karas. Ačiū, Eldoradai, mes irgi vilėmės, labai norim, kad jis pasibaigtų, jeigu tai tik įmanoma, taip, kad iš naujo neprasidėtų, nes karo pabaiga dažnai gali reikšti, kad tai yra tik šio karo pabaiga, bet Eldoradai, linkiu tau taikos, sveikatos, lauksim labai Lietuvoje, kai tai galėsi, o dabar vilties ir kiek tai įmanoma, perduok linkėjimus ukrainiečiam, kiekvieną kaip sutiksim, mes Lietuvoje jos mylim. Ačiū, gerai, jūs lietuviams jūs irgi perduokit, kad visgi turim tokį kaimyną, turime mes būti nusiteikę, būti pasiruošę, patriotiški ir turim ruoštis, kad visko gali būti. Ačiū klausytam, ačiū žiūrovam ir Justui Jurkevičiui, kuris užtikrino ryšį. Beje, ryšį mūsų Eldorado Ukraina Lietuvoje tiltų. Ačiū, iki susitikimų. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.